Labas. Ar esi jau pasiruošęs keliauti su manim pasivaikščioti? Nes šiandien ta diena, kai greičiausiai skiri savo laiko išeiti galbūt į mišką, galbūt į gamtą, galbūt į gražų parką ir skirti savo laiko. Džiaugiuosi, nes užsidėti batus ir išeiti lauką, kurti gausą, būti gausoje yra labai stiprus žingsnis dėl savęs. Kaip šiandien jautiesi? Pajusk, kokią gausą šiandien turi. Nes tai yra tavo laikas, tai yra didžiausias turtas, kurio visi žmonės nori. Laikas savo, gausa laiko savo. Ir tu esi jau dabar apsuptas gausos. Šiandien ta diena, kai tu nusprendei išeiti pasivaikščioti su manimi ir mes dviese keliausime, kalbėsime, manifestuosime ir pajusime gausą, tikrąją gausą, kurią mes turime kiekvieną dieną. Tu turi batus, gražus tavo batai. Tu turi galimybę girdėti. Tai yra nuostabi dovana, tai yra gausu. Ir supranti vieną, kad šiandien tavo valanda. Ir visi žingsniai, kuriuos kartu žengsim, bus magnetiniai, kurie trauks viską, ko tu nori. Šiandieną aš noriu tavęs paprašyti vieno dalyko. Kad žinotum ir jaustum, kad tavo kiekvienas žingsnis yra ne tiesiog paprastas žingsnis, bet tai yra signalas visatai, kad tu esi pasiruošęs gauti viską, ko nori. Tikrai gauti, ne trupučiuką, ne perteklio. Ar jau išėjai iš namų, ar jau esi parke, ar kažkokioje vietoje. Ar esi, nes mes turim pajusti visą gausą, kurioje einame, kurioje esame atsipalaidavę. Ar gali pajusti dabar, kaip tavo kūne atsiranda lengvumas, kuris pereina per visą tavo kūną ir tau nereikia niekur skubėti. Tu pasirinkai šį laiką skirti savo, atsipalaidavimui, lengvumui, buvimui gamtoje, buvimui vietoje, kuri tau patinka. Ir dabar šią sekundę ramybė, kuri ateina į tavo mintis, yra didžiausia gausa. Ramybė traukia dar daugiau ramybės, dar daugiau džiaugsmo, dar daugiau gerų dalykų. Ir dabar, kadangi tu žinai, kad tu esi vertas žmogus šios ramybės, šio pasivaikščiojimo, šio buvimo gausoje, gamtoje, tu gali dabar garsiai ir drąsiai pasakyti. O gal ir mintise, kaip nori. Aš tai mėgstu garsiai pasakyti arba pašnabždėti. Aš esu pasiruošusi priimti. Aš esu pasiruošęs priimti viską, kas geriausiai savo gyvenimą. Kadangi aš duodu sau laiką, lengvumą, reiškia, aš esu pasiruošęs žmogus gauti viską, ko noriu. Kaip man patinka vaikščioti ir kalbėtis, klausytis. Apsižvalgyk aplink save. Aplink mane yra ramybė, yra gausa, o aplink tave. Ir žinai, kurie yra fainiausia dalis, kad tau dabar nereikia niekur skubėti, nieko daryti. Nereikia niekam nieko įrodinėti, nei kovoti. Tu ramiai vaikštai. Tau prieinama tas pats miškas, kuris prieinamas turtingam žmogui, mylimam žmogui, sveikam žmogui, bet kokiam žmogui,
visiems yra prieinama tas pats, ta pati gausa. Visi ateina pasikrauti, ten pat, kur ir tu. Čia praėjo daugelis žmonių ir visi buvo apsupti tos pačios gausos. Ir dabar tu vaikštai gausos keliais, meilės, pinigų, sėkmės, ramybės, harmonijos keliais. Mums visiems prieinama tie patys dalykai. Jeigu pagalvotum, tai pagalvotum iš tikrųjų, kad mums visiems prieinami tie patys dalykai. Mes visi žmonės mes galim nueiti tą patį mišką ir būti gausoje, atrasti ramybę. Mes galim nuvažiuoti prie jūros ar prie vandens telkinio. Lygiai taip pat, kaip ir visi žmonės, turintys kažką ar neturintys, mums visiems prieinama gausa. Ir šiandien tu irgi esi turtingas žmogus, nes tu atėjai į gausos rankas, tu ne tik davėjai meilę savo, bet ir apsupai save gausa. Kokia didžiulė laisvė ir laimė galėti išeiti, galėti būti čia, kur tu esi. Žinai, pasikalbėkim truputį. Kai aš žiūriu žmonės, kurie gyvena taip, kaip noriu aš, o galbūt tu žiūri žmonės, kurie gyvena taip, kaip nori tu, milijonieriai, galbūt kūrėjai, galbūt žmonės, kurie turi meilę ar ramybę, arba tie, kurie sukuria stebuklus iš nieko. Jeigu tai pagalvotum, kad jie pradėjo nuo to, ką ir tu turi dabar. Jie pradėjo nuo pradžių, nuo pirmo žingsnio, kurį padarei išeinant iš namų ir atvažiavus čia, nuo pirmos minties, nuo pirmos svajonės, nuo pirmo įkvėpimo ir nuo drąsos pasakyti, aš esu vertas to, ko noriu. Aš esu vertas žmogus gauti tai, ko noriu. Tad tavo šiandieniniai žingsniai yra atspindys, kad tu jau pasiimi tai, ko nori. Ir parodai vertę savo, parodai pasauliui, kad tu esi vertas žmogus gauti. Tu jau esi gausoje. Ir pas tave ateina mintis, kurios tave veda pasiimti tai, ko nori tu. Žinai, galbūt aplink save matai suoliuką. Ar matai kažką, kas yra pagaminta, padaryta žmogaus rankomis? Tai irgi buvo pirmas žingsnis, mintis. Ir galbūt kažkas pagalvojo, vaikščiojo ir galvoja, kaip būtų nuostabu, kad čia būtų vieta atsisėsti. Suoliukas. Kaip nuostabu. Žmogui kilo mintis ir jisai nesakė, aš negaliu. Jisai pradėjo daugiau svajoti. Jisai pradėjo galbūt piešti tą suoliuką. Jis pradėjo įsivaizduoti, kur jie gali būti. Ir tada jis apie tai galbūt pasidalino su kažkuo, šią idėją. Galbūt pats sukūrė pirmą ir padėjo. Žmonės pradėjo tuo dalintis. Viskas kyla iš minčių. Daug kūrybos, kurią matai aplink save dabar, prasidėjo nuo minties, nuo idėjos ir pirmo žingsnio,
pasakymo aš galiu. Taip atėjo ne tik pinigai, taip atėjo visų pirma džiaugsmas, nes žmogus įgyvendina tai, ko nori. Jis tiki savim, tiki tuo, ką daro ir kuria džiaugsmą kitiem. Šis žmogus gyvena gausoje ir aplink save gali pamatyti, kiek daug minčių tapo realybė. Ir tai šiems žmonėms atnešė dar didesnę gausą, džiaugsmą, pašaukimą, realizavimą. O jeigu tas žmogus nebūtų pagalvojęs, kaip gera būtų atsisėsti vaikštant kažkur, būtų sugalvojęs kitas žmogus. Nes ta pati idėja, ta pati vizija ateina ne pas vieną žmogų. Ir dažnai mes kartais pagalvojam, aš šitą idėją turėjau, bet jos nepadarėm. Ir jeigu mes nepadarom šitos savo idėjos, kažkam kitam ateina ši idėja ir tas žmogus ją padaro. Nes visatoje yra labai daug minčių, yra labai daug žmonių, kurie turi panašias svajones. Todėl mes ir skiriamės, vieni jas pasiema, o kiti sako savo, aš to negaliu. Ir sustoja. Tad tu šiandien nesustojai, tu dedi žingsnius, tu jau apsupi save gausa, pamąstymais, džiaugsmu, lengvumu, nes lengvumas, ramybė, neskubėjimas atneša aiškumą. Kur aš dabar noriu būti, ką aš dabar noriu veikti, kaip aš noriu pakeisti savo pasaulį. Kas man būtų malonu? Ar dar eini? Einam. Dar nedaug laiko praėjo, eikim, duokim ne tik savo mintim, kūnui džiaugsmo, bet ir mūsų visai sistemai. Mūsų kūnas nusipelnė judesio. Mūsų kūnas nusipelnė išeiti, pasivaikščioti, išvalyti tuo pačiu visą stresą, pasidžiaugti tuo, kas yra aplinkui. Priimti gausą medžių, gausą oro, gausą saulės. Šiandienos tavo žingsniai tai yra kaip nauja pradžia, naujos pradžios ženklas ir nauja istorija, kurią rašai apie save. O nauja istorija ką skleidžia? Ką dabar skleidžia? Tai skaidrę, drąsią, kupiną pertekliaus energiją, lengvą. Nes kai esame tokioj būsenoje kaip tu ir aš dabar, kai vaikštom kartu, tada mes nurimstam ir tada pas mus ateina geriausi sprendimai. Mes išgirstam savo vidų, savo intuiciją, ką mums reikėtų padaryti toliau. Ir tai kyla pas tave ne iš sunkumo, o iš lengvumo. Nes visos idėjos, visi norai, visos vizijos, visos svajonės pas mus ateina, kai mes viduje jaučiamės lengvai, gerai, mylinti save. Ir tos idėjos dažniausiai būna pačios sėkmingiausios gyvenime. Ne iš sunkumo, ne iš bėgimo, ne iš bandymo kažką daryti, kai mums sunku, bet iš lengvumo. Ir tu šiandien duodi sau tai. Duodi lengvumą, meilę, apsupi save gausa, matai gausą, džiaugiesi viskuo. Ir aš džiaugiuosi kartu su tavim. Ir noriu pasakyti vieną dalyką. Šiandien nors ir niekas nemato, ką tu duodi sau. Svarbiausia, kad tu matai tai. Visata tai mato. Ir aš žinau. Svarbiausia dabar yra, kaip tu jautiesi. Kaip tu jautiesi. Tai tavo galios, tavo gyvenimo, tavo gausos pradžia, didelės gausos pradžia. Tu vaikštai ir išjudini savo energiją, tu paskleidi šią lengvumo energiją, magnetą.
ir trauki viską, ko tau reikia. Ir būtent tai, kas yra geriausio. Gausiai, gausiai trauki. Ir dabar labai, labai giliai įkvėpk visą gausą. Užlaikyk skaičiuojant iki 4. 1, 2, 3, 4. Ir iškvėpk. Dar kartą įkvėpk tą gaivų šviežų orą. Ir iškvėpk visas senas istorijas, kurios sako, kad negali. Dar kartą įkvėpk gausą. Ir iškvėpk visas įtampas, baimės, abejonės. Ir dar kartą giliai įkvėpk dėkingumą. Ir iškvėpk viską, ko nereikia. O dabar minutėlę pakvėpuok. Apsižvalgyk į gausą, padėkok, daryk tai, ko norisi. 1 minutę. Ar matai, kiek daug gausos aplink tave? Viskas yra gausa. Kartu su manim dabar pasakyk, garsiai arba tyliai, gali ir garsiai. Aš priimu pertekliaus energiją į savo kūną ir gyvenimą. Aš nusipelniau džiaugtis gyvenimu ir lengvumu. Aš jau esu apsuptas gausos žmogus ir jos gaunu kiekvieną dieną dar daugiau. O dabar tikiuosi dar nepavargai, keliauji savo tempu, nes svarbiausia eiti taip, kaip nori tu. O dabar, kadangi tu nesi vienas ar viena su manim, eisime kartu. Ir aš noriu, kad tu suprastum, pagalvotum, ar sutinki su manim, ar nesutinki. Bet aš noriu, kad tu pamatytum mano perspektyvą. Kad perteklius nėra kažkur toli, kad perteklius, gausa nėra sunkiai pasiekiamas dalykas. Perteklius ir gausa visų pirma yra tokia natūrali būsena, kad gausa tai yra mano kvėpavimas, kurį mes dažniausiai nuvertinam ir net negalvojam, kiek daug mes turim, kad galim kvėpuoti. Oras nemokamas, gausa prieinama lengvai. Kiekvieną naktį, kiekvieną rytą. Ir ta tavo šypsena, tai yra gausa. Tu renkiesi, ar šią gausą dalintis, ar ne. Kai pagalvoji iš tikrųjų, mes gaunam orą nemokamai. Tai yra gausa. Mes nesistengiam dėl jo, kad jo gautumėm. Mums nereikia dėl jo įsitempti ar stresuoti. Tai yra gausa. Mums tai yra natūralu. Ši gausa yra natūralu. Mums nereikia prašyti. Kvėpavimas yra gausa. Natūrali gausa, kaip ir visi pinigai, viskas yra lengvumas. Natūralu, lengva. Gaunam akimirksniu.
įkvėpk. Įkvėpk šios gausos, kuri tau lengvai prieinama. Ir iškvėpk. Jos yra tiek daug, kad užtenka visiems. Tad mano klausimas tau. Ar tu esi pasiruošusi ar pasiruošęs vaikščioti su tokia energija kiekvieną dieną? Ar tu esi pasiruošusi žengti kitokį gyvenimą, kur kiekvienas žingsnis tavo dienoje yra dovana, gausa, galimybė ar idėja? Nes tu jau esi gausa, tu esi magnetas, kuris viską traukia, tiesiog iš savęs. Ir kuo dažniau prisimeni, kokią gausą turi, tuo daugiau trauki, ne tik materialių dalykų, bet ir visko, ko nori, visko. Tu esi galingas žmogus ir tu visada esi pasiruošęs žmogus priimti ir gauti. Ir kiekvienas žingsnis tau tai primins. Tu eini per gyvenimą lengvai. Dabar tu eini, dedi kojas. Natūraliai, lengvai, net negalvojant. Taip ir teka gausa natūraliai, lengvai, negalvojant, nespaudžiant, tiesiog einant. Ir kiekviename žingsnyje, šiandien aš einu su tavim. Ir aš būsiu. Ir aš būsiu tiek, kiek tau reikės. Todėl dabar tu ir aš, mes leisime savo įeiti perteklių, į dar didesnį perteklių. Noriu pasakyti dar vieną dalyką, kad jeigu tu esi čia, reiškia, tavo vidus pasirinko prisiminti, kad gausa tai nėra kažkur toli. O gausa yra tai, kuo tu jau esi dabar. Tu jau esi vaikštanti gausa. Ir žinai vieną istoriją apie vieną iš mano klientų, apie vieną vaikiną, kuris neturėjo pinigų. Jis turėjo idėją iš tikrųjų atidaryti savo kavinukę, kad galėtų kepti pyragus. Ir tu greičiausiai jau žinai, ką jam sakė visi ir galbūt netgi tu turi tokią mintį. Eik į normalų darbą, nesiek savo svajonės. Jau yra daug tokių kepiklėlių. Eik į darbą, ten uždirbsi normalius pinigus ir turėsi tą vadinamą saugumą. Ir aš jam pasakiau, o ko nori tu? Kuo tiki tu? Kuo? Bet sako, man reikia jų pritarimo. Aš labai suprantu šitą vietą. Mums reikia pritarimo, kad mes žengtumėm tą tvirtesnį žingsnį. Bet didžiausio pritarimo mums reikia iš vidaus. Nes kol mes savyje neduodam savo leidimo, pritarimo, kad aš tai darysiu, aš to tikiu, tol kitų žodžiai mums pataiko į tas vietas, kurios netiki mumis. Ir taip tampa kaip patvirtinimas, kad aš galvoju, kad man gali nepavykti. Ir man sako dar kiti žmonės, kai tai nepavyks, reiškia tai tiesa. Todėl, jeigu jauti, kad širdis to nori, daryk tai. Daryk tai. Ir jis savim patikėjo. Pasiėmė keptuvę, pasiėmė miltus. Ir vieną po kito kepė savo pyragus, bandeles, tortus. Ir žinai, kas juokingiausia, kad pradžioj, kai jis pradėjo kepti, klientų nebuvo daug. Jis nepasidavė, jis toliau kalbėjo, kodėl myli tai, ką daro. Ir jo toliau nepalaikė, nes nematė jo sėkmės. Jisai ėjo ne tik per tai verslo kūrimą, darbą su savim, bet ir per kitus žmonės. Bet jis toliau ėjo, jis jautė džiaugsmą. Ir būtent tas džiaugsmas jam atnešė įvairių idėjų žmonių, kurie padėjo išplisti jo kepiniams po visą Lietuvą. Ir kitas dalykas, ką dar noriu paminėti, kaip pasikeičia aplinka. Jie pamatė jo sėkmę. Daugelis iš jų norėjo būti šalia jo.
bet jam kai kurių nebereikėjo, nes kai jam buvo sunku, jų nebuvo. Todėl šis augimas, ši jo augimo kelionė buvo ilga, bet jis pamatė žmonės, kurie yra verti džiaugtis tą sėkmę viršuje. Tad kartais mes taip tikime kitų baimėmis, ko jie negalėtų padaryti. Ne tu, o jie. Nes tavo vizualizacijos, tavo svajonės yra duotos tam, kad tu gautum. Nes viskas, ką mes gauname savo mintise, tai yra vizualizacijos, svajonės, yra tai, su kokiu tikslu ir pašaukimu atėjom čia. Mes prisimenam, kuo mes turim būti, kas mum yra lemta ir ką mes turim pasiekti. Nes siekiant savo tikslų, savo norų, talentų, mes augame, mes ieškome atsakymų ir tuo pačiu ateina visa gausa. Todėl mums yra duota ir mes einame šiuo keliu ir kiekvienas toksai iššūkis ar žmogaus netikėjimas ar dar kažkas mus verčia ieškoti atsakymų, kaip aš galiu padėti savo, kad man būtų gerai. Todėl mes ir augiame kartu su savo svajonė, išmokstame nuraminti save, išmokstame duoti savo laiko, lengvumo, išeiti pasivaikščioti kaip tu ir aš, pasikalbėti ir suprasti, kad tu viską darai gerai. O būtent tokia Pėjo paslaptis ir buvo, kai jis kiekvieną dieną vaikščiojo taip, lyg turėtų viską, ko trokšta. Taip, jam buvo dienų, kai buvo liūdna, taip, jam buvo skaudu, bet jis vis tiek grįždavo per dieną vis dažniau į tą žmogų, kuris turi visą sėkmę. Jis primindavo savo išėjęs į lauką, štai, jeigu yra gausa čia, reiškia, gausa yra mano gyvenime. Gausa pyragų, gausa pinigų, gausa žmonių. Jeigu aš galiu kvėpuoti gausa ir tai yra normalu, aš galiu kvėpuoti savo verslo sėkmę ir tai yra normalu. Sėkmė man yra normalu, gauti sėkmę normalu taip kaip kvėpuoti. Tai darome ir dabar su tavim. Tad tu jau esi žmogus, kuris jau yra savo gausos kelyje. O kiekvienas žingsnis, dabar būtinai turim kartu tai pasakyti, nes kiekvienas žingsnis bus pasakymas visatai. Aiškus pasakymas, nurodymas, įsakymas, ką daryti. Dabar, jeigu išeina, būtų labai gerai, kad pasakytum garsiai. Ir jeigu eini per perėją, tai pirmą ją praeik ir kartok paskui mane. Aš esu pasiruošusi priimti. Aš esu pasiruošusi priimti visą gausą daug, lengvai ir su didelė meile. Aš esu pasiruošusi priimti viską taip lengvai, kaip orą, kuriuo kvėpuoju. Įsivaizduoji, jau pusę valandos vaikštai. Kiek daug gėrio savo kūnui duodi. Plius skleidė energiją iš savo kūno. Dabar, kalbant su manim, tu jau trauki viską, gausą, meilę dabar ir skleidi tai iš savo kūno. Todėl dabar aš noriu, kad tu pilnai įsikūnytum į tokį žmogų. Į gausų, į sėkmingą. Todėl paklaus savęs ir eik šio žingsniu, kuriuo eini. Ir nepamiršk atsigerti vandens. Nes priminsiu, kad vanduo keičia savo formą nuo mūsų sakomų minčių. Ir šiandieną mes sakom tikrai daug gerų minčių, mes kuriam labai didelę gausą, vaikštom, kalbam, keičiam save, keičiam savo mintis, keičiam visatos požiūrį į mus, visata jau mūsų įsimylėjo. Ir dabar vanduo su visomis tavo pozityviomis mintimis įeina į tavo kūną, kai tu jį geri. Tai tu save dar labiau aktyvuoji. Viskam, ko nori, lengvumui, ramybei, gausai.
Tad dabar aš tau užduosiu keletą klausimų. Ir noriu, kad būtum pačiu atviriausiu žmogumi pasaulyje su savim. Kaip elgčiausi, jei jau būčiau ta versija, kuri viską turi? Galbūt dažniau leistum savo pasivaikščioti. Galbūt neskubėtum rytais. Galbūt pradėtum vesti žurnalą apie dėkingumą. Kaip elgtumeisi, jei viską turėtum? Ir noriu pasakyti, kad tu jau elgiesi kaip ši versija, nes tu vaikštai. Mano labai panaši rutina yra sėkmingo žmogaus rutina, kad aš leidžiu savo vaikščioti, leidžiu savo išvažiuoti ten, kur man patinka, leidžiu savo nueiti pasportuoti prieš pradedant kažką savo gyvenime, savo dienoje, nestresuojant, kad laikas spaudžia, lengvai ir būti gausoje, tėkmėje. Kaip kalbėtum su savim, jeigu viską turėtum? Jeigu būtum ta milijoninė versija, ta versija, kuri viską turi, to, ko tu nori. Kaip kalbėtum su savim? Pasakyk savo bent 3 komplimentus dabar pat. Eik ir pasakyk, kaip kalbi su savim. Kaip kalbi, ar švelniai, ar pasitikinčiai, įkvepiančiai, palaikai save, tu šaunuolė, tu šaunuolis, tau šiandien pavyko, tu šiandien leidai savo, tu nusipirkai rožių, tu buvai parduotuvėje ir pamatai gražią knygą, nusipirkai savo, tu paskaitei, pailsėjai, šaunuolė, aš tu jums didžiuojuosi. Būtent, mes turime labiausiai mylėti save ir gražiausius žodžius sakyti savo. Tai versijai, kuri viską turi. Tu jau tokia esi, tu jau toks esi. Ir besakant tau šios klausimus, prisiminiau tokią Rūtą. Gal ir tu pažįsti tą Rūtą. Ji iš tikrųjų buvo labai pavargusi, įstrigusi darbuose, santykiuose, kuriuose tikrai nebuvo šviesos ir gėrio. Ir ji kaip ir mes, išėjo vieną rytą pasivaikščioti, šiaip sau, tiesiog, ją vedė vidus. Ir ji išgirdo frazę: jeigu niekas mano gyvenime nesikeičia, tai kaip aš galiu pasikeisti? Kaip mano gyvenimas gali keistis, jeigu aš nesikeičiu, jeigu mano rutina nesikeičia? Ji pradėjo vaikščioti kiekvieną rytą, kalbėjosi su savim, gražiai, tai ką norėdavo išgirsti iš kitų, jinai sakė savo. Ir ji vizualizavo, kad jau gyvena mylimame mieste, dirba savo kūrybinį darbą. Ir, žinai, jinai manęs nenustebino, nes aš žinau, ką reiškia, kai mes pradedam gyventi savo svajonių gyvenimą dar prieš jam ateinant. Jie užsirašė, ką jin labai mėgsta, kaip jin įsivaizduoja gyvenimą, kai ne viską turi. Tai būtent tie pasivaikščiojimai jai buvo didžiausias pasikrovimas, gausos energija, lengvumo, ramybės. Jie susijungė su gausa. Jie pradėjo su jam kalbėti kitaip. Ir iš tikrųjų, jie užteko visai nedaug. Per dieną padaryti kelias technikas. Duoti savo laiko
duoti savo laiko suvokti, kad gausa nėra tik pinigai ir kad išmanifestuoti tai, ko norime, mes turim susilieti su gausa laisvės, su gausa oro, su gausa pamatymų, kiek daug aplinkui mus yra gausos, kurią mes natūraliai turim. Todėl ir ateina pa žmonės pinigai, meilė, nes mes pamatome jau dabar, kad mes esame apsupti ir visko visiems užteks. O Rūta? O kaip sekasi Rūtai dabar? Ką aš matau dabar, kad jinai jau gyvena Vilniuje, nebe Kaune. Ištekėjo. Ir matau jo jos Instagramą, kad ji padeda kitoms moterims atgauti tikėjimą savim. Dėkoju jai už jos darbą. Ir ji dėkoja man už mano darbą. Taip mes ir augame. Gausa. Aš dalinuosi savo gausą energijos. Ir skleidžiu ją per pasaulį. Taip ir jinai. Jinai džiaugiasi, jinai dėkoja. Kūrė gausą, gavo gausą. O viskas prasidėjo juk nuo pirmo žingsnio. Nuo 10 minučių savo. Nuo kitokios rutinos, apie kurią svajojo ir kažkodėl neleisdavo. Neleisdavo savo net išeiti 10 minučių pasivaikščioti. Nes jai atrodydavo, kad jinai negali. Jinai kažkodėl turi spausti, kažkodėl bausti ir būti namuose užsidariusi. Ne. Ji leido savo vaikščioti, ji leido savo medituoti, ji leido savo skirti laiko. Ji leido savo nuraminti stresą savo kūne. Tada atėjo visas aiškumas, įsileidimas to, ko norime. Tad džiaugiuosi Rūta ir džiaugiuosi tavimi, nes tu kuri kažką magiško. Ne tai, kad magiško, bet labai didelio ir stebuklingo. Nepamiršk atsigerti vandens ir per perėją pasižiūrėti į abi pusės. Ir man atrodo, aš matau tavo šypseną. Gausią ir labai šiltą ir atvirą. Kaip gera būti laimingam žmogui. Tad noriu draugiškai, labai draugiškai dar ir priminti, kad tavo kūnas, tavo namai. Duok savo kūnui švelnumo, meilės, judesio, kvėpavimo. Tavo juokas, noriu pasakysiu apie juoką truputį, kad jeigu tu prisimeni kažkokį juokingą momentą, juokis, tai yra magija, kuri atblokuoja viską. Šypsokis, juokis iš viso širdies. O dar vieną norėčiau duoti tokį priminimą, kad svajonės yra įmanomas. Nes tai yra kvietimas prisiminti, kas tu iš tikrųjų esi ir ko tu atėjai į šį pasaulį, ką tu atėjai pasiekti. Ir labai norėčiau, kad dabar pakeltum galvą į viršų, į patį viršų. Ir pamatytum tą gausą, kuri yra ne tik virš tavęs, bet ir aplinkui tave. Ir visi žmonės pasaulyje mato tą patį kartu. Ir visi pasaulyje gali gauti tai, ką turi tu, gali gauti tai, ko nori tu. Ir žinai, mes dabar vaikštom su tavim, aš tavim didžiuojasi, aš tavim be galo didžiuojasi. Ir žinai, manifestacija yra tos mūsų mintis, kai mes darome technikas. Mes atliekame galbūt įvairius ritualus. Bet manifestacija yra visai kiti dalykai. Minties galia mums padeda pasiimti tai, ko norime drąsiai. Ir mes tada pradedame sakyti taip gyvenimui, taip galimybėms, taip idėjams, kurios ateina. Nenustumti jų šalį. Mes leidžiame savo pagaliau atidaryti tas duris, kurių bijojom, kurių norėjom. Ir mes pradedam juoktis iš dalykų,
kurie anksčiau atrodė labai baisus. Tai yra manifestacija tikrame gyvenime. Ir minties gale, būtent tikėjimas, buvimas gausoje, davimas savo to lengvumo mums atneša. Ir žinai, kai man sako, tai tu apsimeti, kad tu esi ką tik gavusi milijoninį kontraktą ir taip gyveni kiekvieną dieną. Yra žmonių, kurie taip sakė ir aš jiems pasakau taip. Bet kaip yra geriau gyventi? Kuri mano versija daugiau gaus? Ar ta, kuri savo sako, kad jai niekas nepavyksta, kad jinai nieko negali, jinai negali nuspręsti, kurią kavą mėgsta? Ar geriau tas žmogus, kuris jaučiasi, lyg ką tik pasirašęs milijono eurų kontraktą? Kodėlgi ne? Nes būtent ši versija ir pasiima viską. Pabandyk išsitiesti, įsivaizduok, dabar tu pasirašai milijoninį kontraktą, gavai meilę, gavai viską, ko nori. Išsitiesk. Kodėlgi ne? Jau dabar. Kas keičiasi? Lygiai taip pat pasirašus milijoninį kontraktą aš eičiau pasivaikščioti. Lygiai taip pat aš kvėpuočiau gausą, lygiai taip pat aš dėkočiau, lygiai taip pat aš džiaugčiausi. Tiesiog žinau, kad aš turiu milijoną eurų. Lygiai tas pats jausmas. Pabandyk dar kartą su manimi. Daryti taip kaip aš. Aš tokia sėkminga, viskas man visada pavyksta. Juk daug geriau. Aš esu tokia sėkminga, nes man viskas visada pavyksta lengvai. Ir netgi norėčiau, kad garsiai tai pasakytum su manim. Aš tokia sėkminga, kad aš viską gaunu lengvai, greitai ir akimirksniu. Ar dabar matai skirtumą? Mes esam to, ko norim būti. Mes renkamės kiekvieną dieną, ko mes norim būti. Ar žmogumi, kuris mato tai, kas mums netinka, nepatinka, taip. Ar žmogumi, kuris išeina ir vadžino, pasirašiau aš šiandien tokį kontraktą didelį. Ir einu pasivaikščioti, švenčiu savo gyvenimą, pas mane viduje lengvumas. Ką tai reiškia? Man ateina žinutė su dar kitokiais pasiūlymais. Man ateina pasiūlymai. Man įkrenta pinigai, man įkrenta viskas, ko noriu. Aš turiu viduje harmoniją, man lengva, aš kvėpuoju oru, tuo pačiu, kaip ir kiti žmonės. Ir žinau, kad kiekvienas gali tai gauti. Tad kam gyventi prastai, jeigu galim gyventi gerai? Mes renkamės. Kokioje versijoje būsime kiekvieną rytą, kiekvieną dieną? Tad žinai, galbūt kartais kaip ir aš, ar ne, jautiesi, kad visko yra per daug, arba kažko nepakanka. Ir man tokių dienų būna. Bet mes esam visi sutverti gyventi gyvenimą. Ir jis būna kartais visoks. Ir gyvenimas nėra, kad laukimės tos idealios sekundės, kad galėtumėm būti tobuli, kad galėtumėm pasirodyti prieš kitus, kalbėti prieš kitus ar pasiimti tai, ko norim. Tai yra meilė savo. Pasirodyti šiandien gyvenime taip, kaip nori tu. Galbūt su sportinė apranga, galbūt su susivėlusiais plaukais. Bet tu darai, kas geriausia savo. Tai yra priėmimas savęs, mylėti save tokią, kokia esi. Tai būtent ta versija tavęs, kuri pritraukia kalnus dalykų, kurių norim. O dabar dar pabandyk paeiti truputį greičiau, truputį greitesnį žingsnį. Išjudinkim visas baimės, visą užsilikusį stresą, kad jisai išeitų. Pajudink savo pečius. Gal truputį dar nusišypsok, be jokios priežasties. Tu gali sau tai leisti. Džiaugsmą, viską.
Nuostabu. Eik truputį greičiau. Eik dar truputį greičiau. Ir žinai, ką dar norėčiau aš tau šiandien pasakyti, kad kai pro tave praeina žmogus, pažiūrėkime į akis ir žinok, kad jisai sako, o Dieve, štai šis žmogus, aš žinau, jo gyvenimas nuostabus, jis mane įkvėpė, jam viskas sekasi. Wow, koks nuostabus žmogus. Pabandyk. Stovėk toje versijoje, kuri viską turi, gyvena gausoje ir tave žmonės atpažįsta. Jie užuodžia tavo sėkmę. Arba žmonės galvoja, kai praeina pro tave. Kokia jinai, ar jisai magnetiškas, kažką turi. Greičiausiai viskas visur sekasi lengvai. O gal kitas žmogus, kuris praeina, galvoja, wow, kokia žavinga asmenybė. Oho, kaip norėčiau būti bent kažkiek panašus ar panaši į ją. Nuostabu, ar ne? Ir mes dažnai iš tikrųjų galvojam, kad mes geriau žinom, ką kiti galvoja. Ne, mes galim nuspręsti, ką kiti galvoja apie mus. Tad tu sprendi. Žinai, atsimenu dar situacijų, kai aš eidavau pro šoną ir žmogus į mane nukreipdavo kažkokį žvilgsnį. Ir automatiškai aš jausdavausi tokia didelė ir galinti skaityti mintis, kad žinodavau, ką jisai sako. Va, kaip jos batai negražiai atrodo, arba va, kaip čia jinai atrodo, kažkaip netaip elgiasi. Ir tos mintis yra ne jo, tai yra mūsų mintis apie save. Tai supratus, tu jau žinai, ką tu savo sakai ir kad tu gali sakyti savo kitas mintis ir traukti tai, ko nori. Ir tie žmonės pradės apie tave galvoti, kaip tu nori, visata. Todėl nuo šiandien, mano mieloji, mano mielasis, vaikščiok ir žinok, kad kiti žmonės apie tave galvoja tik gerai, jie žavisi, jie kažko nori, ką ir tu turi gyvenime, jie siekia. Daugelis žmonių norėtų apsikeisti su tavim gyvenimais. Tad tavo gyvenimas yra nuostabiausias. Supranti? Toli nuėjom ir tikiuosi nepamiršai dar kartą atsigerti vandens. Jeigu pamiršai šį kartą, pasiimk kitą kartą. Nes mes jau esam beveik prie pabaigos, tu eini beveik jau 50 minučių, tai yra daug. Kažin kiek žingsnių nuėjai, pasižiūrėsi savo programėlį. Tai yra nuostabu, nes mes kaip žmonės nesam sutverti sėdėjimui, mes esam sutverti judėjimui, nes pinigai juda, mes judam, energija juda. Ir viskas pas mus taip ateina, kai mes judam, skleidžiam energiją, mėgaujamės savo gyvenimu. Ir neleidžiam tai stagnacijai užledyti. Kaip ledukams, ar ne? Išjudinam save, ir traukiam tai, ko norim. Ir nors mes jau einame pabaigą iš tikrųjų mūsų pasivaikščiojimo, žinok, kad tavo energija tai yra tik tais pradžia. Pradžia tavo gyvenimo, kuris laukia, stebuklų, kurie laukia. Nes galbūt jau dabar patiri, kiek daug stebuklų gauni, galbūt atėjo kažkokia žinutė. Galbūt atėjo tai, ko lauki, galbūt atėjo idėja, mintis, o gal ta ramybė, kurios tiesiog norėjai. O gal jautiesi tiek daug prisigėrusi tos gausos kaip kempinė, kad atrodo norisi dalintis tuo džiaugsmu, ta ramybė. Nes tu šiandien vaikščiai gausoje, apsuptas gausos. Tu kvėpavai jėga, galia, magnetu. Ir tu priminei savo, kas tu esi. Tu esi turtingas žmogus, tu esi apsuptas gausos žmogus, tu galintis viską pakeisti žmogus. Tik tu. Tad nemanyk, kad taip lengvai atsisveikinsiu su tavim, nes aš netokia. Ir žmonės, kuriuos myliu, kurie stengiasi dėl savęs, aš apdovanoju namų darbais.
Taip. Namų darbai yra mėgstamiausia vieta, prašau neišjunk manęs ir nusijuokim dar kartą, nes šypsena ir juokas yra vienas gražiausių dalykų. Taigi štai namų darbai. Vaikščiok savo gyvenime taip, lyg jau turi viską. Taip, lyg gyvenimas tave yra įsimylėjęs ir tau duoda ir duoda tai, ko nori. Kaip tas €1 000 kontraktas. Antras dalykas. Kalbėk apie savo svajones, lyg jos jau čia yra. Tai yra, aš jau turiu viską. Aš jau turiu tai, aš jau turiu gausą, aš jau turiu meilę. Iš tikrųjų, viskas yra tavyje. Duok savo komplimentus, dėkok už gausą. Ir būtent rūpinkis, trečias dalykas, rūpinkis savo viziją, savo vizualizaciją, kaip svečiu, kuris jau ateina pas tave, beldžiasi duris. Beldžiasi duris ir sako, gerai, šauniai darai, viskas, aš jau ateinu pas tave. Ir tu priimi tai. Tad tavo namų darbai. Kiekvieną dieną vaikščioti, taip lyg turėtum kalbėti apie savo svajones, apie save su dėkingumu. Ir atlikti vizualizacijas. Priimti į save vis dažniau tas vizualizacijas, kol tai taps normalu tavo kūnui. Ir žinoma, nepamiršk savo duoti to laiko, kaip vaikščiojimas, galbūt sportas ar tai, ką tu mėgsti. Ir pabaikim šitą vaikščiojimą su lengvumu ir gausa, taip kaip ir pradėjom. Aš tai labai didžiuojasi, nes nuėjai tikrai didžiulį kelią. Įkvėp pasitikėjimą. Užlaikyk viršuje. 1, 2, 3, 4. Ir iškvėpk likusi nerimą ar netikėjimą. Ir dar kartą įkvėpk visą gausą oro. Pripildyk save gausa. Ir labai lėtai iškvėpk. O dabar gyvenk savo geriausią gyvenimą ir susimatysim. Tu viską gali, bučkis.